Dabar brėšime funkcijos grafiką uždarame intervale, o po to pamėginsime padaryti periodinę. Pasimam dvimatę langą, einame į lygtis, funkcijos, vėl brėžiu kvadratinės funkcijos grafiką, tai yra parabolė, rašau formulę. X laipsnyje kvadratu, pridėti 5x, pridėti 6, bet dabar uždarau ją intervale nuo -3 iki -1. Kad geriau matytųsi, pastorinsiu liniją, pasirinksiu spalvą, tegul būna žalia, spaudžiu gerai. Inventorius, pasidedu į šoną ir štai mes matome funkcijos grafiką. Funkcija uždaryta intervale nuo -3 iki -1. Toje pačioje lentelėje, kurioje mes rašėme funkcijos išraišką, jei pažymėsime varnelę periodinę funkciją, paspausime gerai, gausime periodinės funkcijos grafiką.